Galėtume pradėti, kad ir nuo to, kad kiekvienas paveikslas yra tam tikras pasaulis. Pasaulis, sakykime, dviem prasmėm. Fizinis pasaulis su savo ten erdvė, šviesa, spalva, pavidalais ir taip toliau, bet sykiu ir dvasinis pasaulis, kuris turi savo charakterį, savo nuotaiką, savo sielą tam tikrą. Ir žinoma, to dvasinio pasaulio pačiame paveiksle iš tikrųjų nėra, jis yra mumyse. Jį įžiebia tos fizinės, tarkime, fizinio paveiksle glūdinčio pasaulio charakteristikos, bruožai. Bet šiaip ar taip galima kalbėti apie du pasaulius. Ir dabar tas antrasis dvasinis pasaulis, jis sunkiai yra apibūdinamas, jis yra kalbančiojo apie kūrinį interpretacijos reikalas, bet vis tiek šiek tiek apibūdinti jį galima, naudojantis psichologinėmis, filosofinėmis sąvokomis, naudojantis metaforomis. Ir yra tokių kūrinių, kurie turi tokį svarbų, gilų, fundamentalų tą pasaulį, kad jame pabuvojęs pasikeiti ant amžinųjų. Jau nebelieki toks, koks buvęs. Bet žinoma, dauguma tai tik tokius pasaulėlius te turi, kad po pusės valandos jie išgaruoja iš tavęs. Dabar toliau kalbant, reikėtų pasakyti, kad ir tam fiziniam paveikslo pasauliui sukurti, ir tam dvasiniam dailininkas naudoja įvairias priemonės. Visos priemonės, kurios yra paveiksle, jos yra skirtos tam pasauliui sukurti. Bet labai dažnai pamirštamas vienas gana svarbus, mano nuomonė, dalykas, dalyvaujantis to pasaulio kūrime, tai būtent paveikslo paviršius. Kitaip tariant, tai, kokius įrankius naudoja dailininkas, tapydamas, ir kaip jis jais naudojasi, nes tuo pačiu įrankiu galima pasinaudoti ir vienaip, ir kitaip, ir trečiaip. Tai šiandien ir norėčiau pakalbėti apie 5 paveikslų paviršių ir pamėginti susieti tą paviršiaus apdorojimą su tuo juose glūdinčiu pasauliu. Parodyti, kaip tas paviršius prisideda prie to pasaulio kūrimo, kaip jis dalyvauja tame kūrime. Tai šiandien aptarsim 5 kūrinius. Algirdo Petrulio paveikslą kompozicija 16, Povilo Ričardo Vaitiekūno darbą Nemunas ties Česukų kaimu, Eugenijaus Antano Cukermano Slinktį, Vinco Kisarausko Tris kaukės ir pabaigsime Kazės Zimblytės Erdvė. Pradėkime nuo Algirdo Petrulio paveikslo kompozicija 16. Jeigu verstumėt mane kaip nors įvardyti šito paveikslo pasaulį, tai aš panaudočiau tokius žodžius kaip pasakiškas, svajoniškas, šventiškas, miražiškas. Ir jeigu jau pradėtume dabar ieškoti paviršiaus
apdorojimo būdų susijusių su būtent tokio tipo pasaulio sukūrimu, tai aš atkreipčiau dėmesį iš tai, ką. Aišku, šitą mano metaforiškai nusakytą pasaulį kuria ir erdvės tam tikros, ir spalvos tam tikros, bet ir pavidalai, jis šiek tiek čiurlioniškas, šiek tiek šimoniškas, bet daug prisideda ypač prie to miražiško mirgesio sukūrimo smulkus potipėliai, kuriais yra padengtas beveik kiekvienas spalvotas plotelis. Paveikslas sukonstruotas iš spalvinių plotų, tie plotai dar dalyjasi į mažesnius plotelius, o kiekvienas plotelis yra padengtas smulkiais impresionistinio tipo potipėliais. Tai štai tie potipėliai, jie yra šito mirgesio šaltinis, o miražas susijęs su mirgesiu. Ir aš manau, kad Petrulis, naudodamas tos potipius, jis labai sėkmingai juos įtraukė į šitos metaforiškai apibūdintos paveikslo pasaulio sandaros gaminimą. O štai Ričardo Vaitiekūno kūrinys Nemunas ties Česukų kaimo. Šito paveikslo pasaulį apibūdinčiau be kita ko ir tokiais žodžiais: nepastovus, takus, besikeičiantis pasaulis, kaip iškilęs ir pranyksantis regėjimas. Jeigu grįžtume prie priemonių, kurias naudoja autorius, kurdamas tokį paveikslą su tokiu pasauliu, tai grinai techniškai žiūrint, priemonės tos pačios kaip ir Petrulio kūrinyje, tai yra teptukas. Ir viskas padaryta potipiais. Bet Vaitiekūno potipiai yra platus, laisvi, bent jau apyplačiai, jie išdėstyti horizontaliai. Ir būtent šitie potipiai, mano nuomonė, labai prisideda prie to vaizdo slinkimo, tekėjimo, prie jo išnykimo galimybės sukūrimo. Neįmanoma būtų taip mano įvardinto pasaulio sukurti petruliškais potipiais, lygiai kaip to, apie kurį kalbėjau aptardamas Petrulio paveikslą, nebūtų įmanoma sukurti tokiais potipiais, kokius naudoja Ričardas Vaitiekūnas. Bet čia dar yra vienas ir šiaip įdomus su paviršiaus apdorojimu susijęs dalykas. Šitie potipiai, jie kūrė ne tik to takumo įspūdį, bet ir perteikia dailininko emociją, jo skendėjimą tam tikroje dvasinėje būsenoje kūrybos metu. Ir dar dailininkas imasi ne tik geruoju teptuko galu tepti dažus, bet apačioje paveikslo naudojasi ir teptuko kotu. Ir tas koto panaudojimas dar labiau sustiprina tą emocinį pradą, kuriuo dvelkia kūrinys. O antras dalykas, tokį atlieka neįgudusiam žiūrovui menkai tai įžvelgiamą arba visai neįžvelgiamą dalyką. Pavyzdžiui,
dešinėje apačioje yra tvora pavaizduota, kurios statiniai nubrėžti teptuko koto galu. Ir štai ta tvoros dalis, kuri yra už moters figūros, tiesiog brūkšniai teptuko kotų dažų masėje vaizduojančioje vandenį. Ir šitie brūkšniai yra tartum statinių negatyvas. O tas negatyvas labai svarbu šiuo atveju tuo, kad statiniai tvoros, statiniai gal reikėtų kirčiuoti, neužstoja vandens. Jie ir yra, ir jų nėra tuo pačiu metu. Ir tada vėl galime sakyti, kad tai yra regėjimas. Dabar imkimės Eugenijaus Cukermano kūrinio, kuris vadinasi Slinktis. Mano nuomonė, savo pasauliu jis absoliučiai skiriasi nuo ką tik aptartų Petrulio ir Vaitiekūno darbų. Apie jokį šventiškumą, gaivumą, šviežumą čia kalbėti neįmanoma. Tai kūrinys, kurį aš apibūdinčiau žodžiais nykus, niūrus, slogus net, skaudus. Ir jeigu manęs būtų paklausta, kas čia vyksta šitame paveiksle, tai aš atsakyčiau procesas, kažkoks procesas. Ir jeigu mes kryptume jį interpretuodami į fizinių procesų pusę, tai galima būtų kalbėti apie kokius nors geologinius procesus, labai galingus, grėsmingus. Jeigu kalbėtume charakterizuodami jį dvasinio pasaulio požiūriu, tai būtų galima sakyti, kad čia turime reikalo su nevilties užslinkimu, su depresijos, liūdesio kažkokia slinktimi. Štai kaip būtų galima tą procesą, kuris mano nuomonė čia vyksta, nes aš matau, kaip aukščiau esanti plokštuma užslenka ant žemiau esančios plokštumos, kaip kažkur plokštumų tarpuose švysteli gelsvi potėpiai, vienas kairėje vertikalus, kitas dešinėje horizontalus. Ir štai tas procesas fizinis vienokiu būdu galėtų būti apibūdintas, kaip sakiau, o dvasinis kitokiu. Ir dabar aišku, kad šitokio tipo pasauliui sukurti Cukermanas panaudoja labai sėkmingai tą sunkią asfaltinę spalvą. Labai gerai panaudoja tuos kontrastus gelsvos, primenančios auksą, žybtelėjimą kairėje ir dešinėje. Bet vėlgi labai, mano nuomonė, reikšminga pati tapymo technika. Čia irgi dailininkas naudojasi teptuku, kaip ir Petrulis, kaip ir Vaitiekūnas, bet tai yra vėlgi visai kitoks teptuko panaudojimo būdas. Čia nėra nei smulkių, nei stambių potėpių. Išvis nejuntame tepimo, ta prasme, kurią naudoja šią žodį dailininkai, veiksmo. Dailininkas kažkokiu būdu paskleidęs dažų masę paveikslo paviršiuje, teptuku ją tiesiog išbaksnoja, klampoja po ją teptuko galu. Ir šitas klampojimas, baksnojimas, jis ir
yra reikšmingas tai dvasiniai atmosferai sukurti, apie kurią kalbėjau. Be to dar reikėtų atkreipti dėmesį į rausvą liniją, truputį įžambę, bet gerokai vertikalią paveikslo dešinėje. Eugenijus yra kalbėjęs, kad tapydamas jisai kartais deda ant paveikslo paviršiaus virvelę, ją aptapo ir po kurio laiko nuplėšia. Ir tada lieka kažkas panašaus į randą, ką mes čia irgi matome. Ir šitas randas, jis labai sąmonėje veiksmingai kuria to skausmingumo asociaciją, apie kurią aš kalbėjau. Na, šitas kūrinys yra, kaip jūs matote, abstraktus, bet jis gerokai skiriasi nuo beveik visų lietuvių dailininkų abstrakcijų, kadangi dauguma mūsų abstrakcionistų, net ir tapydami abstrakčius paveikslus, dauguma, ne visi, jie kažkokiu būdu remiasi į peizažo struktūrą, o Eugenijus Cukermanas, jis ir dėl to, kad jis buvęs architektas, jo galvoje architektūrinis mąstymas, ne žemdirbio, ne artojo, o architekto mąstymas. Ir dėl to, kad jo favoritai buvo New Yorko mokyklos dailininkai, ypač Cliffordas Stilas, dėl to jis kuria abstrakciją, kurioje ką nors bendro su peizažu rasti yra sunku. Ir tas apeizažiškumas, antipeizažiškumas, jis ir sugestijuoja tai, kad mes turime reikalą su kažkokiu labai galingu, globaliniu, kosminiu procesu, kuris yra sunkus, kuris yra nykus, kuris yra skausmingas. Laikas keisti darbo priemonės, tai pereikim nuo teptuko prie kitų. Ir puikia proga suteikia mums šitai padaryti jau apšnekėtas Vinco Kisarausko paveikslas Trys kaukės. Vėl pradėsiu nuo tokios metaforiškos šito paveikslo pasaulio charakteristikos. Na, sakysiu, kad čia turime reikalo su pasauliu, kuris yra uždaras, kuris yra ankštas, kuris yra gniuždantis, bet drauge ir su pasauliu, kuriame yra kažkas herojiška, nes tos trys galvos, pagrindiniai šito paveikslo personažai, jos ir savo spalva, ir laikysena, ir formomis jos tarsi atsilaiko prieš tą gniuždančią erdvę. Turint galvoje tai, kas pasakyta, ir ypač būtent šitą gniuždymo, slėgimo, gniaužimo aspektą, visiškai darosi suprantama, kodėl Kisarauskas šitame paveiksle naudoja ne tik teptuką, bet ir mentelę. Ir mentele padaryti bent keli svarbus paveikslo elementai, sakykime, tas daiktas, kurį galėtume pavadinti stalu, kuris yra arčiausiai mūsų, jis mentelės judesių nutapytas. Ir veidai, ypač dešinysis veidas, taip pat mentelė, tai ne teptukų potėpis, tai yra mentelės judesys. O dirbdamas mentele, dailininkas tarytum mūryje, tarytum tinkuoja, tarytum glaisto. Ir štai tuo glaistymu, tuo tinkavimu, tuo braukimu, mentelė yra plėniniu paviršiumi,
ir sukuriamas šitame paveiksle tos rūsčios, uždaros, nepramušamos vidinės erdvės įspūdis, kuris nebūtų toks stiprus, jeigu būtų dailininkas tapęs vien teptuku. Ir būtent tos atsilaikančios prieš gniuždymą galvos, jos irgi šiek tiek pamūrytos, šiek tiek patinkuotos, kad vadinasi viena vertus atitiktų bendrą sistemą, o antra vertus, kad pajėgtų atsilaikyti prieš sumūrytą gniuždančią aplinką. Na ir pagaliau kūrinys dailininkės, kurios darbai man itin patinka, būtent Kazės Zimblytės. Laikau ją labai unikalia lietuvių modernistinės tapybos kontekste ir bent dalį to unikalumo pasistengsiu čia pristatyti. Tai štai jos abstraktus darbas pavadinimu Erdvė. Gilindamiesi į paveikslo struktūrą, matome, kad ta erdvė nuo tamsesnių pakraščių tarytum šviesėja į centrą. Centre tampa pačia šviesiausia, balčiausia ir net grįžta atgal, tapdama auksu ir iš tapybos pereidama į koliažą. Ir jau vien turint galvoj šitą mano nusakytą ypatybę, galima būtų pasitelkti Kazės darbui, šiam darbui apibūdinti žodį pulsavimas. Ta erdvė tarsi pulsuoja. Bet dar mano nuomonė svarbesnė būtų šito paveikslo pasaulio charakteristika, tai sakralumas. Man tokio tipo Kazės Zimblytės kūriniai yra sakralūs. Gal dar galėčiau čia panaudoti žodį transcendentiškas. Bet likime prie sakralumo. Būtent Kazės Zimblytės paveikslai kažkada man pakišo idėją, kad religinis menas ir sakralus menas gali būti visiškai skirtingi dalykai. Religinis menas yra tas, kuriame yra religiniai simboliai, personažai susiję su religija, bet jie gali būti taip nutapyti, sakykime, kokio nors Ticiano kūriniai su religiniais personažais, kad jie žadins ne sakralumą žmoguje, o erotiką ar panašius dalykus. Tai štai Kazės Zimblytės kūriniai vargu ar galėtų būti pavadinti religiniais, ta prasme, siužetų ir simbolių prasme, bet jie gali, mano nuomonė, būti pavadinti sakraliais. O man tai, kas yra sakralu, o sakralu tai yra kas yra transcendentiška. Ir tai, kas yra transcendentiška, man asmeniškai yra antžmogiška, nesuterliota nei žmogiškų jausmų, nei žmogiškų vilčių, nei žmogiškų konfliktų ar dar ko nors panašaus. Tai tarsi pagrįsdama, paremdama mane, Kazė šitame sakraliame paveiksle nenaudoja nei teptuko, kaip Petrulis, Cukermanas ar Vaitiekūnas, nei mentelės, kaip Kisarauskas, kurie yra, Nyčės frazę panaudosiu, pernelyg žmogiški. Ji nupurškia paveikslo paviršių. Ir tas purškimas, taip žiūrint fiziškai, jis suteikia galimybę pulsuoti tai erdvei, virsti jai tokiu
šventu rūku. Antra vertus, pulverizatoriaus darbas, purškimas, jis likviduoja žmogiškosios rankos, o per tą ranką žmogiškosios emocijos įsikišimą į šitokio pobūdžio, į antžmogišką kūrinį.